1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateiname garsiai kaip atominė bomba. Labas rytas, su jumis kultūringas vairuotojas Paulius. Tokie čia reikaliukai su nusivilniai. Kažkas reikuojasi, bando reikuotis. Kultūringai, taip kaip ir daugelis iš tikrųjų motociklininkų, motorolininkų ir dviratininkų netgi, sakyčiau, važiuoja lygiai taip pat. Mašinas atsistojusios pakankamai plačiai, tam, kad pratilptume. Ir galiu pasakyti, tie, kurie atvažiuoja iš rajonų, kultūringesni vairuotojai negu šiaip centre gyvenantis. Nežinau, priklauso. Taigi, galim pasidžiaugti paskutiniam dienom rudens, nes baigsis šitas mūsų važinėjimas. Jis 6 norimas praleisti. Jisai sako, aš vienas kelyje tik važiuoju toks platus. Nes prasidės liūčių sezonas rudeninių, ir kad baigsis čia važinėjimai motociklininkų, galit džiaugtis visi. Toliau stovėsim kamščiuose, klausysim radijo. Aš čia pasiaiškinau šiek tiek dėl to manevravimo tokio. Tai yra du tipai manevravimo. Vienas manevravimas yra, kai tu važiuoji jau kai stovinčios mašinos tarp eilių. Ir kitas manevravimas yra, kai tu važiuoji judančiai kolonai tarp eilių. Kažkaip bičas nenori važiuoti tarp eilių. Tai va, ir yra lane splittingas ir
terminas. Policininkai. Pasisveikinam. Policininkais. Sankryžos atsargiai reikia važiuoti, nes mašinų daug gali išlysti, kas nors netikėtai. Vėlgi, policija matyt gaudo tuos bandančius sukčiauti, kurie važiuoja autobusų juostą. Tai dar kartą galim pasisveikinti. Sveikinasi. Niekas netrukdo. Šiandien kaip niekad susiruošia paauklėti vairuotojus, policininkai ir gerai. Nes jau kartais tas bardakas toksai užknisa. Viskas gerai. Taigi, šiandien turim šią situaciją, visokie lenda iš kraštų, kas kur tik tais bando savo vietą užsitvirtinti eilėje. Normaliai čia šiandien. Kaip čia pravažiuoti? Kur pravažiuoti? Čia pildės yra. Taip, stoja ant tose vietose, kur realiai jiems stovėti, palei teisybę negalima. Užkimšia visą sankryžą. Ir žmonės tiek važiuojantis tiesiai negali pravažiuoti realiai. Tokia kultūra tose keliuose Vilniuje. Svarbu. Nei ženklai niekas. Važiuojam, svarbu. Turime atvažiuotume į darbą. Vyksam. Ciklininko bažnyčia. Važinėja.
Kągi, su jumis buvo kultūringas vairuotojas Paulius. Iki pasimatymo kitame sezone tikriausiai, nes baigėsi sezonas šiandien. Respect. Like ir subscribe.